Labas rytas. Šiandieną pas mus yra rugpjūčio 19 diena, reikia pakeisti datą. 25 metų ir kai kam galbūt kyla klausimai, ar VŽB yra ekumeninė organizacija, bet jeigu kyla klausimų, tai paklausykim Algirdo Bartkaus ir jis jums papasakos, kokia iš tikrųjų yra organizacija. Tai kad pirmin. Rūpesčius gyvenimiškus. Bet svarbiausia, turim nuostabų bendravimą. Susirenkam pabendrauti, pabūti kartu. Kaip Jėzus sakė, mylėkit vienas kitą. Rūpinkitės vieni kitais. Kiek iš jūsų priskiriat save katalikų bažnyčiai? Palaikot katalikų bažnyčią. Paplokė mūsų broliams katalikams. Sekmininkams. Sekmininkų denominacija. Buvęs tikėjimo žodis, meilės žodis, buvęs, gal ir yra, aš nežinau. Eklezijos bažnyčia, G12, žinau, Kesas Būgnininkas ir jų pastoriai yra G12. Kas baptistų bažnyčią palaikote? Liuteronų, pravoslavų. Žodžiu, mes labai skirtingų vietų, skirtingų konfesijų, skirtingų socialinių sluoksnių. Ką dabar noriu pakviesti? Na va, patys labai gerai girdėjote, išvardinau daugelių konfesijų, ne visas išvardinau visas bažnyčias, nežinau kodėl prie konfesijų priskyrė ekleziją. Kaip mes matėm ankstesniam reportaže, tenais buvo ir Tauras Senutėnas, Prabudimo bažnyčia, manau, tenais yra visų. Tai vat, kam dar kyla klausimų, kam priklauso šita organizacija, tai kreipkitės pas Algirdą Bartkų, jis jums viską paaiškins, ar tai ekumeninė organizacija, ar ne ekumeninė. Tai šiandieną tiek trumpai.